Jau nemažai pratimų pabandėt. Tikiu, kad viduje tikrai atradot, ką reiškia pasipriešinimas, trintis, spyruoklė, ta laisvumo būsena. Šiandien pabandysim padaryti pratimą, kur apjungsim rankas ir kojas vienu metu. Vadinasi, darysim judesį rankom ir šiek tiek žingsniuosim su kojom. Tai pradžiai bandykim suprasti, išanalizuoti šitą judesį rankomis. Turim vėl atsiminti ir įsivaizduoti, kad čia yra daug magnetinių vertikalių juostelių, kurias mes tempiam. Taip, jeigu mes netemptume, būtų tuščias judesys, toks tiesiog laisvas makalavimas. Tai įsispirdami į žemę, delnu į viršų, lyg norėtume kažką kirsti su ranka. Kertam. Ir kertam tas juosteles, tempiam iki tos pozicijos, kur dar yra jėga. Jeigu mes užlenksim ranką toliau, prapuls jėga, nebeturėsim pakankamai jėgos pasipriešinimui. Todėl pabandykit namuose kur nors ar į sieną, ar į staktą, ar į duris įsiremti. Galim čia irgi pabandyti išnaudoti turimą aplinką. Įsivaizduokit, kad įsiremėt, taip, kertat su viena ranka ir tada su kita ranka delnu į apačią nubraukėt, nustumėt toliau į šoną. Labai elementarus, paprastas judesys. Viena ranka kertam, su kita ranka nustumėm nuo savęs. Kertam, stumėm. Vėliau užkabinam ir stumėm. Labai paprastai. Užkabinam ir stumėm nuo savęs. Viena ranka stumia, kita ranka prilaiko, padeda pastumti. Ir į kitą pusę lygiai taip pat. Su viena ranka delnu į viršų kertam, su kita ranka delnu žemyn nubraukiam. Kertam, braukiam. Kertam, braukiam, užkabinam, traukiam į save ir pastumėm nuo savęs. Vėlgi, nuo savęs stumėm ne visų savo kūnų pavirsdami į priekį, bet atsistumdami nuo savęs. Turim jausti, kad čia ir čia yra tarsi vidinė guvelė, kuri pasitempia tarp mūsų. Gerai, dar kartelį. Sunku, bet įdomu. Jeigu įvaldysite, jums bus be galo malonu tęsti ir tęsti ir tęsti šitą judesį. Tarsi plaukti, sąveikaujant su erdve. Tempiam, traukiam, stumiam. Tempiam, traukiam, stumiam. Tempiam, traukiam, stumiam ir dar kartelį. Tempiam, traukiam, stumiam. Dabar pridėsim ir judesį su kojom. Jeigu čia yra dešinė ranka, stumiam su dešinė, kairė nubraukiam ir kai traukiam į save, kartu pritraukiam kairę koją. Kairiai pusė, jeigu traukiam, pritraukiam kairę koją ir pastatę koją į priekį, viską nustumiam į priekį nuo savęs. Pėdą pastatom kulnu ir galiausiai įsispiria kojos į žemę, padai prisispaudžia prie žemės, pilnai priglunda. Op, prigludo. Dar kartelį. 1, 2, koją pritraukiam prie savęs. Svarbu kitoj kojoj, kad svoris būtų taip minkštai paskirstytas. Ne taip, kad sukritom į priekį, bet kaip minėjau, keliai visada laisvi. Čia neturi būti jokios apkrovos. Svoris turi nueiti to lygiai, tiesiai į apačią. Jeigu pritraukiam koją minkštai, tarsi minkštai sukritom tiesiai ant savo kojos. Pastatom kulną ir svoris tarp kojų pasiskirsto, mes stumiam nuo savęs. Judesys sudėtingesnis, bet tik tam, kad turėtumėt ką veikti ir suprastumėt, kiek visko daug galima čia nuveikti. Atrasti, patirti, išjausti. Taip, kadangi tai bus video įrašas, tai galėsit atsisukti daug kartų ir dar kartelį prasižiūrėti, prasianalizuoti. Taip. Ir pritraukiam kairę koją, pastatom kairę koją, stumiam nuo savęs, tempiam, pritraukiam dešinę koją, stumiam į dešinę pusę. Tempiam, traukiam, stumiam. Tempiam, pėda pakilo, kojų pirštai pakilo, koja pasisuko taip, kad būtų patogu. Pritraukiam, statom kulną,
Dabar atkreipkite dėmesį į kojas, kaip jos turėtų keisti padėtį. Tai, kai mes pritraukiam pirštų galiukais. Šitos kojos lenkti nereikia. Mes ant jos tvirtai stojam, kaip kažkada, kai mokėmės pačioj pirmai pamokoje, įsižeminę, pritraukę žemę prie savęs. Jeigu tempėm gumą ir įsižeminom, kojos buvo tvirtos, keliai nelindo į priekį, buvo tiesiog susispaudimas gilyn, tai čia lygiai tą pačią funkciją išsaugojam tik ant vienos kojos. Tuomet bus lengva pritraukti kitą koją pirštų galiukais. Tada statom kulnu tiek, kiek mums patogiam atstume. Žiūrėkit, kad nevirstumėt į šoną. Turim išlaikyti tvirtą ašį. Tvirtą. Tada įsispaudžiam į žemę. Kai ruošiamės judėti į kitą pusę, atsispyrėm, pirštus pasukom, įsispaudėm į žemę, vėl pritraukiam žemę prie savęs ir kitą koją išlaisvinam. Vėl statom kulną, įspiriam į žemę, įremiam į žemę, abi kojos svorį paskirsti, įsitempia, įsispaudė. Tada atsispyrėm, kojų pirštus pakėlėm, pasukom, pritraukiam, pastatėm, įsispyrėm, atsispyrėm, pasukom, pritraukiam. Kulnas, pilna pėda, pakeliam pirštus, pasukom, pritraukiam. Taip, daugmaž tokiu būdu. Tai dabar pabandykim apjungti kojas ir rankas. Dar kartelį. Rankos tempia. Kartu su koja traukiam prie savęs. Kartu su koja stumiam nuo savęs. Atsispyrėm, pasiruošiam užsimoti. Sukasi ranka ir koja kartu. Vieną pusę. Pritraukiam rankas ir koją kartu. Statom koją ir stumimas vyksta kartu su įsižeminimo jausmu. Ir dar kartelį. Vienas. Du. Nėra taip sudėtinga, kaip atrodo iš pradžių. Tiesiog prasiplaukiam. Ir nepamirštam mūsų spiruoklės jausmo. Iki kito karto.